Pirmieji keliasi komunalinio ūkio darbuotojai. Darbininkai skuba į pirmąją pamainą, visus reikia nuvežti. Sekanti Suborovo. Apie 7 valandą ryto trasoje jau per 200 troleibusų. Prieš 25 metus buvo sumontuota pirmoji linija. O pirmųjų troleibusų maketai šiandien svarbiausi valdybos muziejaus eksponatai. Daug kas pasikeitė per tuos 25 metus. Įrengti modernūs kabinetai, kur būsimieji vairuotojai įgyja teorinių žinių, praktinių įgūdžių. Aldona Blaževičiūtė, Respublikos aukščiausiosios tarybos deputatė, valdyboje dirba per 20 metų. Jos akyse išaugo ir išgražėjo Vilnius. Troleibusai perveža 500 000 žmonių. Kai jauni vairuotojai pasiekia galutinę stotelę, juos visada pasitinka globotojas, pasidomi, kaip vyko reisas ar tvarkoje įrengimai. Lenino ordininkas Ivanas Melenčiukas vienas rūpestingiausių globotojų. Neužmirškite laiku užkompostiruoti abonementinius bilietus. Kiek nervų pagadina zuikiai. 4 kapeikų mokėti už bilietą nenori. Baudos mokėti taip pat nenori. Sunku ir su pernelyg energingais keleiviais, net laiko troleibusų durys. Дворец 1. Я дворец 1, прием. Вам нужно подъехать на конечный пункт Антакольниц, там поломанный троллейбуса задняя дверь. Ясно. Juozo Stakausko vadovaujama remontininkų brigada greit likviduoja gedimus. Troleibusų depe ir remontinėse dirbtuvėse kasdien kiekviena mašina atidžiausiai apžiūrima, remontuojama ir tik tada išleidžiama kelionėn. Tos nelemtos kamšaties valandos. Keleiviai skundžiasi mažai numato troleibusų skaičiaus padidėjimą, kai baigsis naujojo depo statyba. O kol kas? Mes turime 280 troleibusų, išleidžiame liniją 236 kiekvieną dieną. Tai darbo metu koeficientas 0,87 sudaro, tai labai aukštas, yra vienas aukščiausių sąjungoje. Troleibusų valdybos darbuotojai stengiasi geriau aptarnauti keleivius ir pelnė šlovę visoje šalyje. O jų kaimo kapela
garsi Respublikoje.